geriau prisijungsiu. Viskas, sėdi pala, dar paspausiu mygtuką, kai reiks. Sėdi prie mikrofono burnytę savo, va, ir paspauskim. 1, 2, 3, važiuok! Pradedame viktoriną vakarinę apie prizus ir laidą. Klausykite, Karolina Nebūtinaitė ir laimėsim didžiausius prizus, vaka prizus, Karolina Nebūtinaitė. Baigėsi špiruoklė, atsistok, biški Petruška, tu. Žiūrėk, kai tu kalbi per radiją, turi pasijuokti kartais, sakai, Geros nuotaikos. Prisukai dar. Ties dabar. Sės. Kalbėk. 10 valandų laidą. Kalbėjai, klausytojai. Kalbininkas dalyvauja. Žiūrėkite, būtų trejos. Jūs stovėjate tušinuką ir pieštuką, ir trituką ir cepstuką. Tik 6 minutės praėjo po 36 valandos. Malonu, kad jūs įsijungėte radio stotyje ir jūs norite gauti mūsų prizą. Paskambinsi prizą, laimėsi. Gudui, eik iš studijos, reklama bus dabar. 36 mūsų čarto pozicijoje. Budulis ir jo nepakartojama daina. Nadūno šauksmai. Liau. Sveiki, sugrįžę po reklamos, brangų žiūrovai. Aš labai parašyčiau merginos atsargiai su to mygtuku, nes jūs galite savo krytimi įjungti. Prašau manęs nejungt, nėra čia ką manęs rodyti. Aš esu baisiai piktas, reiškia, ir be to kiaurą galvą. Išjungit. Kas jums atsitiko, tamsta? Kas atsitiko? Aš taip nepaliksiu. Aš skūsiuos, reiškia, į Strasbūrą ir į mūsų, reiškia, tai sakant, prokurūrą. Vienu žodžiu, viešai ir atsakingai pareiškiu, į mane buvo pakėsintasi. Vakare Gaono gatvėj į mane iš viršaus klastingai paleistas 1,5 metro dydžio varveklis. Manau, kad yra samdomo žudiko darbas. Varveklis buvo gerai paruoštas, bet to buvo tiksliai apskaičiuota vieta ir laikas. Tada aš išeisiu iš Arubario, reiškia, ir atsiremsiu į sieną pastovėti tvirčiau. Manau, kad yra užsakymas, norint pašalinti mane, kad aš, reiškia, nedalyvaučiau rinkimuose į prezidento postą. Užsakovai man aiškus, bet to prokurūra, reiškia, bet aš jau galiu ir šiandien juos, tai sakant, įvardinti. Tai yra Adamkus, Brazauskas, Gentvilas, Paksas, Prunskienė, Uspiskachas, tai yra Uspiskich, Uskaspich, Puch. Šitas čortas, reiškia, iš Kėdainių, Juozaitis, Kairys, Paulauskas, Andriukaitis, Zingeris, Zuoka, Arafatas ir aišku, savaime suprantama, o Bin Ladenas. Prie ko čia tas Bin Ladenas? Pakelsiu antakį aš. Bin Ladenas, na nieko savo. Jūs tamsa, man atrodo, per daug tarybinių kronikų prisižiūrėjęs. Lietuvoje didi šventė ploja Katučių krašto bankininkai. Vieno lietuviško rublio išradėja Žemaitė švenčia savo, sprendžiant iš suakmenėjimo, tai 1000 metų. Žinot, kad senė mėgo rašyti. Giriasi savo žiniom finansistas Rickevič. Ji buvo geresnė net už Stepheną Kingą, žavisi kasininkės Ievutė ir Aušrelė. Nieko nerašiau iš galvos, o iš gyvenimo. Kokia tai painiava, reiks paklausti pas LNK žinių tarnybą. Lietuvos laisvės priešai ir ne tik svetimi pavergėja, o ir savieji darbo žmonių išnaudotoja. Neblogai čia senė užlenkė kraipo galvą Algirdas Mykolas Burokėvič. Te gyvuoja vieno lietuviško rublio išradėja ir grafomanė Julija Žemaitė. Valio! Džiugauja Rusijos ambasada Vilniuje. Juozas Jermalovič pagaliau išėjo iš kaliūzės. Nuožmės ambasados darbuotojų mordas liudija apie naują Rusijos подножки Landsbergio režimui. Pianist prokletai. Mes Jermalovičių nuvešim į Maskvą, sako ambasadorius. Atkačalinsim, sukryžminsim su Žirinovskiu, į mums gims 9 galybės bolševikinių rusų šovinistų, kurios mes atsiųsim į Lietuvą, Landsbergiui barzdą nurauti. Džiaugiasi nuo tokių kalbų draugiškas šalies atstovai.
Не pamirškime į Viljamsą išvaryti. Loja benzinas spekuliantas Ivanas Polivaičik. Iki pat ryto netyla rusas šovinistinis gav Rusijos ambasadai. Ploja Katučių GRU rezidentai į vietiniai padlaizas. Цигевоя Россия, Цигевоя Ермолович, Да здравствует СССР! А что, держава развалилась, Прибалтику отдали лабусам всяким. Успокойся, этого нету в тексте, петух. Вырубай аппарат iš žurnalo Pabaiga. Mielas mano mergužėlės, aš jums dabar užminsiu mislę. Juoda burna ir kaimietis. Kas? Budulis. Nusijuoksiu aš visai nebūtinai. Pažiūrėkite, kokį siužetą paruošė mūsų Lietuvos Orbito televizija. Atspėkite, kurgi mes šiandien dabar esame. Puikus oras, šviežias šūdo kvapas. Ogi mes esame Lietuvos kaime prie savo gimtųjų ištakų, kur puikus žmonės, spalvingas asmenybės. Mūsų žurnalistikos katedroje moka, kad kaip tik čia yra mūsų visų ištakos. Sakykite, kaip jūs gyvenate, gerbiamas kaimietį. A kodėl jūs rėkite? Jūs su šito mokė institutė? Taip. Kad tik kaime tikros ištakos. Liau, ne? Taip. Kaip O gyvenate? jūsgi mane jau filmavote. Aš tas pats žmogus, katras valgo žemę. Aš tas pat. Jūs neturit ką filmuoti, tai antrą kartą mane filmuojate. Kaip galėtume dar parodyti, kaip valgote žemę? Aš jau užsikasiau čia duobę, žinokite, prie žemės, priėjau prie žemės. Oi! Ai, duokit rakyti, dėduk. Kelkitės, gerbiamas dėduk. Vėl pas tave žurnalistai atvažiavo. A tu vėl vokti, tai pas mane vagys. O čiūdas žmogus, a ne? Žemę valgo. Jūs gerai pafilmuokite, kaip kaime žmonės neturi ką valgyti. Aš tai anglį valgau. Nu, kai mes blogai gyvenam. Labai Kai nėra ką veikti, a ne? Bet tu didelis prieš mane kaip Sabonis. Eik, tu durniau, čiūtų. Pakartok. Aš tau sakiau, parodyk, kai tu valgai. Gal iš to dabar įgyveni, a ne? Laiku pasitaisai, nes jau susinervinęs buvo. Nu va, dabar iškasau čia duobę. Duobė labai čia derlinga žemė. A jūs iš Lietuvos Orbito televizijos, taip? Baks per nosį gavau. Nu kągi, va, išsikasiau čia, dar biškį pakasiu kaip šuniukas, va, prašau. Ir va šitą žemę valgote. Šitą žemę valgau, va. Dabar žiūrovas stebi, kaip žmogus valgantis žemę pritupė savo dabūtėj, pasimė žemės rieškučiom ir valgau. Dabar filmuok. Keliai, iki ko nusigyvenom. Filmuok mane. O žinai, kaimynas, kad vakar Žalgiris pralošė Liublianos Olimpijai. Prakišom. Čia ne vakar, čia buvo prieš savaitę. Šiandien mes rodome, kada filmuojam. Tai vakar buvo. Tai vaizdo įrašą žiūrėjau. Va. Nu taip ir gyvenam visi kaime. Mes ne per geriausiai, kaip sakyt, priversti valgyti žemę. O tas anglį valgo. O tas juokas jau kluoja tavęs. Imk ir tu pavalgyk. Valgyk, čia skani Negauruota. Skani žemelė ir tu pavalgyk kaimynas. Labai skani žemelė. Čia ikrai. Ikrai. A tu maniai, kad mes tikrai žemę valgo. Tai poniškai pavalgė, dabar galime eiti į stiliaus balių. Valio! Eisim su ponais pabūsim. Einam, žurnalist palaikys. Europos miltai tai valstietis ir velnį apgaudavo, o dabar žurnalistą tai vieni juokai. Padainuojam dainą. Žemė Lietuvos, ikra dirvonuos, ikra dirvonuos. Reklama. Sakyk, Buduli, kaip dabar mašinos eina? Gal galėtų man suveikti kokį Opeliuką ar Volkswageną? Kokios dabar kainos? Nu, žiūrint, kokio reikia.
Jeigu važiuojantį $300, nevažiuojantį $200, jeigu pats remontuosite. Žiūrėjom, kokį galfėcą norėtumėt nupirkti, ar rusišką, ar norite šitų geresnių. Prancūziškos tik nerekomenduoju, labai genda. O, tą aš girdėjau. Man svarbiausia, kad mašiniukas nebūtų vogtas. Klausinėja apie visokius triperius. O, mažulė, tu visai nieko. Kibera, turiu Audi 80 tau įkišiu. Pavogiau kaimiečiui, bet tik tau. Liau. Ji tikrai nevogta? Žinai, Buduli, man atrodo, kad išsiaiškinti vagiai tu ją ar ne, nepajėgtų net komisarai. Liau. Jablink, šdailus mešeniukas. Tu, Boleslavai, gal gali man paaiškinti, kodėl mes valgom kaip patruliai, o galėtume kaip komisarai restorane. Kokie komisarai, kokie restorane tu valgyti, už kokius pinigus turi? Ko tu toks nervuotas? Tu, kai pradėjai dirbti komisariu, tu labai nervuotas tapai. Už kokius pinigus aš būsiu nenervuotas? Ką aš visokį šlamštą valgau? Alio, čia komisarai. Klausom. Man bobas ir šampano reikia. Iš kur telefonas sužinojo? Klausyk, čia. Sekundėlę, pakabėkit, mėla širdingasis ponė, gerai? Taip. Nori kaip tik malonumų įsivaizduoju mūsų telefoną, kažkas pasakė. Žinai, šitą. Aistra žmogui užvaldė. Svajūno žvaigždę skambink. Bijūno gatvėj. Bijūno gatvėj, tada stigi mūsų jau vyrai darė. Ponas, mėla širdingasis ponė, važiuokite į Bijūno gatvėj, kur randasi Svajūno žvaigždės viešbutis. Į 206 kambarį. Mes jums atvesim ir šampano, ir mergaičių, ir laukit mūsų tam kambarį. Iki malonaus. Aha, malonaus. O iš kur boba? Lembanu. Va, va tą kabiną. Važiuoju. Nuvešim, žinai, prikalbėsim, į Doną paimsim bobą, važiuok tu. Palauk, agirdi, palauk, jis stabdyk tu. Agirdi, panelė. Materiška, noriu užsidirbti pinigų. Nu. Aš suprantu, aš noriu užsidirbti, bet ką reikia daryti? Nieko nereikia. Nieko nereikia daryti, biskutė. 50 litų, ką čia nori? Nu. Oi, kiek daug. O ko dirbi? Bet ką reikia? Aš rusų kalbos mokytoja. Rusų kalbos moj, labai gerai. Tai viskai, važiuojam. Labai tinka, ruskas labai karštas, sako. Labai karštas ruskas. Gali patylėti, kad 50 litų tam šitą mokytoją. Labai daug. Žinote, visą savaitę dirbu. Visą savaitę dirbu. Patylėk, tu rusų kalbos mokytojų. Prašom tam šitą mokytoją. Nieko nematau. Taigi aš nieko nematau. Aš kaip šuniukas jūs atsivedu. Tokiais sakiniais, ką tu čia matysi? Kur jis? Čia labai tamsu. Ateik, tu čia pastovėk, baliukas. Tai ką aš turiu daryti? Stovėk, tylėk. Na. Labą dieną. Labą dieną. Nebijom. Sėdam. Čia kvietėt šampaną, masažą, rusų kalbos merginą kvietėt, jo? Jie kvietėt. Pažiūrėk, nieko nėra. Uždaryk jums. Šitą klausyk, tu nežiūrėk, kad mes čia su uniformom. Darbiniai rūbai, specūra. Tai kaip? Nori, o kas dabar nenori? Kokia aistra pa žmogų akise dega. Gerai, dabar einam kaip gydytojas pas daktarą atsisėsk, nusirenk visas po triusikais. Su maikonu mes pakentiek dar viską, žinau, kaip norisi. Aš irgi kartais užsinoriu, žinau. Šitą klausyk. Ateik. Tai ką aš turiu daryti? Dabar taip, įeini in vidų. Ten bus toks simpatiškas senukas sėdi. Nu, vaikinas, berniukas toks. Ir tu prieik prie jo ir žiūrėk, jis jau bus nusirengęs ir kaip pradės. Tai tu biški dar nusirenk, nu paprovokuok jį. Paprovokuok, žinai. Ir tada pradėk šaukt, prievartauna! Isteriškai. Ir mes tada įsilaušim ir gausi savo pinigus, supratai? А больше ничего неприличного делать не надо. Не. И 50 литров мои, да? Ну, пожалей, gerai. Gausi, eik į vidų, bet... Eik, uždaryk. Operacija iš Krypelio voratinklis pradėjom. Ну как посидели? Кампас!
Tėvukas, prasėdo! Sėdėlėku, aš pati užmušu! Atsisok, tėvukas. Gražuolis, kuti. Pagyvenusio amžiaus, kaip tau negėda? Kokia moralė tavo, a? Kito moralės, būsiu dar turbūt darbų mokytojas išveido. Kaip šnekėsim, klausysim? Moterį privartaut, mokytoja, mažų vaikų. 6 metai su Burakevičium. Gražus. 50. Gal tu durnas? Gražios, tu norėsi. 50 aš to per plėčiu šitas pinigus. Tu žiūrėk, kad 50 metų kalėjime nesėdėtų. Dar inteligentiškai atrodo. Oi, 100 litrų. Oi, klausyk, tu turi 100 litrų. Пожалуйста, минуточку, подождите. Извините, подождите. O, Saulė, kaip gerai nusivalyti tavo spinduliuose nuo visokių iškrypėlių. Centriukas, operacija iškrypėlio voratinklis baigėsi, nes įtariamasis susimokėjo. Randamės prie svajūnio žvaigždžių viešbučio. Svajūno žvaigždžių. O kur mano dalia? Eik tu šikti, man. Ko tau reikia? Mano pinigai. Kokie tavo pinigai, kokia tavo moralė, eik tu pinigui. Vaikų mokytojas. Подождите Tu минуточку. per 5 minutės iš vaikų mokytojo tapai šliuchą. Taip. Я извиняюсь, 50 лет. Tu dėl 50 litų dar su 5 senukais tokiais pasidėsi. Kaip tau negėda? Ta moralė. Šliucha kokia tai. Rusų kalbos šliucha, aš tai pasakysiu. Vesi mane į restoraną. Ar tu labai jau gaspadoriškai nori, a ne? Gerai, važiuojam. Palabiški. Kažko jadrienį fenį trūksta mūsų laidoj, ką? Aš žinau, ko trūksta laidoj. Kuo? Važiuojam. Nusijuoksiu aš. Žinai, Buduli, žiūriu aš į tave ir mąstau. Neblogas tu žmogus, špyga tunkuota. Matyt, giliai tavo viduje sėdi mažas, geras butuliukas, ne? Dabar laikas atsisveikinti, kaip mokėmės. Perskaityk šitą. Viso gero. Labai gerai nutaisėt va į kazino ten savo kamerą. Aš pasakysiu, kazino visus kontroliuos lubys. Tai čia kaip ir su pramonė bus. Tas pats lubys, tik tai kitoj rankoj. Aiškia, vienoj pramonė, kitoj kazino. Iki malonaus, seime, Buduli.